Sveiki visi, sveikinuosi su visais, nes nežinau, kur šitas video nueis. Tai šiandien yra balandžio 14 diena. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad rytoj, balandžio 15 yra spektaklio Jonathanas Livingstonas Žuvėdra premjera Nacionalinėme Kauno dramos teatre. Jo, rytoj jau premjera. O šiandien yra balandžio 14, tai paskutinė, kaip ir paskutinė repeticija prieš premjerą. Pats asmeniškai pradėjau prie šio spektaklio dirbti kažkur tai gruodžio mėnesį, kada kilo mintis režisieriui Kastyčiui ir Juliui šį spektaklį daryti ir kada pradėjo dirbti jie. Aš tikrai nežinau, turbūt daug anksčiau, galėsim jų to paklausti vėliau. O ką noriu parodyti šiuo video, tai spektaklio užkulisius, kaip atrodo spektaklis iš vidaus, kaip viskas vyksta, pasiruošimas, pačios repeticijos. Tai galėsime pakalbinti aktorius, šokėjus, atlikėjus, spektaklio sumanytojus ir visus, kurie prisidėjo prie šio spektaklio. Tikiuosi bus įdomu, tai šokam į mašiną ir lekiam į Nacionalinį Kauno dramos teatrą. Iki. Dabar atėjom, gaila nerodo, turėtų rodyti mūsų, va, ant šito kaip tik yra mūsų spektaklio plakatas. Nice. Pirmas klausimas, kaip nuotaikos? Stresinės. Ok. Sveiki, sveiki. Nice. Vienas sunkiausių darbų vyksta. Kostiumų pasiruošimas vyksta. Ruošiami kostiumai. Čia grimo kambarėlis. Ruošiami choristai. Čia taip pat ruošiami choristai. Čia praktiškai visi baltais veidais, ne? Visi baltais veidais. Praktiškai. Beveik, tik ne mes. Štai čia yra mūsų jaunasis žvaigždė Jogaila Fūras. Taip, iš tiesų. Kaip pats pasiruošimas spektaklio tau? Kaip jautiesi? Jaučiuosi ganėtinai gerai. Manau, kad viskas kaip ir padaryta. Pats spektaklio procesas, kaip visam procesui jauteisi? Jaučiuosi gan gerai. Labai pasitikiu Kastyčiu, Julium. Jie atrodo, jie žino, ką jie daro. Jie tikriausiai nežino, ką jie daro, bet jie atrodo patikimai. Tai jo, visada klausiu, ką daryti ir jie visada turi atsakymą. Tai viskas ganėtinai ramu. Mes su Jogaila gavom tokį kambariuką dviesi. Chill, visiškai. Private, VIP. Mūsų scenografija dar daiktus pamiršus atveža. Labą dieną. Labą dieną. Pamiršot atvežti kažką? Taip, pamiršome atvežti. Tai duokit. Sveiki, pasisveikinkite su publika. Čia mūsų pagrindinis balsas, dangiškasis balsas. Ar esate pasiruošusi? Manau, kad pamatysim tuoj. Blogas nusistatymas. Gal to, aš išimu šitą tu su Nesu pasiruošęs, nes nežinau, kur sudėti headsetą, turbūt teks kabinti ant ant prisitraukti. Šitą, labai geras sprendimas. Jėzau Kristau. Kas yra laisvė? Ar gyvenime sieki būti toks? Aš įgarsiu.
Muziką čia reikėtų garsiau paleisti. Pasaulio maitintis, daugintis ir kuo ilgiau išsaugoti savo gyvybę. Tau jau buvo sakyta ne kartą. Žuvėdros reaguoja. Sakyta tavo tėvų ir buvę vyresniųjų. Girdėti šitą vietą, kad yra choras dainuoti ir atsisės taip pat kaip Lukas sėdi. Atėjo ir mano laikas. O kada jinai dar jūs pažiūrėjau? Aš nežinau. Ir aš rytoj užteks. Šiandien yra tik filmavim. Na, lėtai neša. Mama. Bet čia žiūrėsim, kaip čia bus. Kaip jaučiatės po pagrindinės repeticijos? Pavargus, bet ir tuo pačiu laiminga, nes pagaliau matos tas galutinis rezultatas. Tai atrodo, kad viskas turėtų būti pavykę, tiek laiko repetavom ir nematėm to tokio bendro vaizdo, kaip viskas turi atrodyti, o šiandien viskas pasimatė. Ar galvojat, kad padarėt viską, ką galėjot? Padarysim dar. Pamojuok. Sveiki, čia Gintas, mūsų pagrindinis aktorius. Norėjau paklausti, kaip jautiesi šitam spektakliui? Labai gerai jaučiuosi, kaip jokio skrydžio nevaržomo žuvėdro. Panašiai. Ar turi ar šitas tavo personažas kažkiek atspindi tave? Ar turi panašumų? Kas yra įdomiausia, kad man atrodo, kad ne, bet draugam daviau paskaityti pjesę, tai sakė, kad grinai taip, tai gal draugai geriau žino. Nežinau, manau, kad kiekviename iš mūsų slypi nieko nevaržomo žuvėdra. Tik tai reikia atrasti savo kelią į šitą skrydį. Suprantate, ar ne? Bandau. O kaip pats pasiruošimas, kūrybinis procesas, kaip jame jautiesi? Nu, labai įdomu iš tikrųjų, nes daug jaunimo šoka, dainuoja, chorai, tai jaučiu pirmą kartą tenka dalyvauti tokiam dideliam kolektyve. Tai labai įdomu. Didelė atsakomybė. Negaliu sumaišyti teksto, turiu viską labai tiksliai atlikti, tai verčia ir susikaupti, ir susikoncentruoti. Oi, galėčiau čia šnekėti, bet ne žodžiais, o darbais. Nemylim. Tai to ir užbaikime. Ačiū. Ačiū tau. Sveikiname su mūsų nuostabiausiomis šokėjomis. Pirmas klausimas, kaip jaučiatės po repeticijos? Gerai. Tik tai gerai? Pavargo. Kūrusi, jau pavargo. Nieko, pailsėsim, užsikursim. Kaip pats jums kūrybinis procesas, visos repeticijos, spektakliai, vaidinimai pas šiam Kastyčio spektaklį? Ką galėtumėt papasakoti? Labai smagu. Įdomus. Gerai. Ar galvojat, kad atidavėt visą save? Visom galima žiūrėti. Tai manau, kad rytoj tikrai atiduosiu, taip? Linkiu jums to. Ačiū. Mielas mano balerinos, jūsų riba yra štai čia. Nes visi va čia, aš jau matau. Arba ten galima žiūrėti.
Nu ką, šiandien viskas, valomės, palomės ir šaunam namo. Rytoj dar gal kažką pafilmuosiu, jei bus noro ir galimybių. See ya. Sveiki, antra diena. Šiandien yra spektaklio diena. Tai šiandien gal tiek daug nebebus video, nes turim ką veikti. Bet kažkiek pabandysiu vis tiek parodyti, kaip ir pačią spektaklio dieną vyksta dalykai. Sunkės emocijas atiduoti, negu lėtumas. Jaustis blogai. Scena iki tenais gali, nesimoja, va čia jūs kas prieki stovi, prieki bėgat, jūs dar praeiti. Tai čia tos pusės negali, tų žodžių, nes tenais yra aktorius, bet šitą pusę dar gali šiek tiek praeiti. Tai gerai, su šitą dalį viskas aišku, nes Šiandien grimo gavom daugiau, žymiai. Lupytės, akytės, kas čia liko mums. 5 po 5, 8, 6 spektaklio pradžia. Turim 5 minučių ir prasidės spektaklis. Mano scena pabaigoj, tai reiškia dar valandą nervinimuose. Yes, jėga. Ir jo, susimatysim po spektaklio turbūt jau. Savo broliams tu esi ištremiamas. Stovėti gėdos rate reiškia būti pašalintam iš žuvėdrų bendrijos be jokios galimybės sugrįžti. Nu ką, viskas po premjeros. Let's go! Trys žodžiai. Buvo labai nuostabu. Trumpai 3 žodžiai. Aš myliu save. Nu ir tave čiūčiu. Parodėm premjerą, o dabar švęst. Nedaug, 120. Na šiaip žmogus neturi ką veikti gyvenime. Mama. Sveiki. Tai visoms emocijoms atslūgus, atsipalaidavus, pailsėjus, sumontau vlogą ir žiūriu, kad man kažko jame trūksta. Taip, tikrai neįvykdžiau viską, ką norėjau jo parodyti, galbūt ne visada buvo laiko, galbūt ne visada norėjau įsilysti atlikėjams į akis ir panašiai, ar ne visur galima buvo prieiti, bet turim tą, ką turim, tikiuosi jums bus įdomu. Bet ko man labiausiai trūko, tai pabaigos. Esu be galo laimingas, kad galėjau prisidėti prie šio spektaklio ir norėjau padėkoti visiems jums ir asmeniškai kiekvienam, kad leidote dalintis scena su jumis. Išmokau tikrai iš kiekvieno daug ir noriu tiesiog jums tarti didelį ačiū už visą šį darbą kartu, kad sugebėjome padaryti tai, ką padarėm. Ir tai yra labai didelis darbas ir didelis pasiekimas. Tai ačiū jums ir tikiuosi dar susimatysim.